Teigiama, kad Jungtinės valstijos ir Iranas antradienį pasiekė paliaubas. Jungtinės valstijos nustotų bombarduoti Iraną. Iranas nustotų siųsti dronus ir balistinės raketas į netoliese esančius JAV partnerius. Ir svarbiausia, Iranas vėl atidarytų Ormuzo sąsiaurį. Dabar Iranas turėjo visiškai kitokį požiūrį į tai, kas laikoma atidarimu, kuris apėmė, cituoju, koordinavimą su Irano ginkluotosiomis pajėgomis ir tinkamą techninių apribojimų įvertinimą. Įdomu tai, kad tie techniniai apribojimai atrodo apima ir rinkliavos sumokėjimą. Ir tikrai ne doleriais. Galbūt juanijais, galbūt kriptovaliuta. Ir tai tikrai vėl tapo svarbu, kai Iranas kitą dieną paskelbė, kad sąsiauris vėl uždarytas. Nepaisant to, techniškai atidarytas ar techniškai uždarytas. Nesvarbu, ar mokestis imamas ar ne, rezultatai nebuvo džiuginantys. Duomenys apie tai yra labai nepatikimi, bet maždaug 5 laivai praplaukė trečiadienį. 4 praplaukė ketvirtadienį, o kol laukiame galutinių penktadienio skaičių, jie galbūt bus geresni, bet tikrai nebus geri. Visa tai vyksta artėjant šeštadienį ir deryboms tarp Irano ir Jungtinių valstijų Pakistane. Tai kaip galime turėti paliaubas pagrįstas sąsiaurio atidarimu, jei jos nepriveda prie sąsiaurio atidarimo? Na, šiandien turime daugybę problemų, kurias turime išspręsti. Svarbiausia yra akivaizdi problema. Akivaizdus paliaubų tarp Izraelio ir Hezbollos nebuvimas. Tačiau tai yra Irano, kuris apskritai bando išlaukti geresnio susitarimo dalis, o tam reikia atskiro Irano galimybių įvertinimo. Nesijaudinkite Europą, aš apie jūs nepamiršau, apie jūs pakalbėsime vėliau. Po to pažvelgsime į galimybę, kad vidinės Irano nesutarimai daro sąsiaurį pavojingą. Galiausiai mes leisimės į keistą pasaulį, kuriame vangios paliaubos paskatino laivus mažiau plaukti per sąsiaurį, nes jie nori palaukti geresnio sandorio. Bet pradėkime nuo Hezbollah situacijos, kuri mūsų linksmą mažą karo pasaulį paverčia chaosu ir parodo, kaip lengvai to būtų galima išvengti, jei galėtume maloniai grįžti prie 10-ojo dešimtmečio geopolitikos. Iš pirmo žvilgsnio problema ta, kad pasak Baltųjų rūmų, Trumpas paskelbė paliaubas Irane, kurios apima Iraną, Jungtines valstijas ir, mažiau akivaizdžiai, Izraelį. Atrodo, kad tai atitiko Irano užsienio reikalų ministro supratimą, remiantis jo paskelbtų pareiškimu. Cituoju, jei išpuoliai prieš Iraną bus sustabdyti, mūsų galingos ginkluotosios pajėgos nutrauks savo gynybinės operacijas. Tačiau vykstant specialiajai Mulų operacijai, Izraelis atnaujino ilgai trunkantį mūšį su Hezbollah. Hezbollah, kaip Irano parankinė jėga, buvo faktiškai atkirstas nuo papildomo aprūpinimo. Ši kovotojų grupuotė tapo patogia taikiniu, kurio Izraelis nenorėjo praleisti. Prasidėjus paliauboms, Izraelis pradėjo ypač agresyvią atakų kampaniją, žengdamas toliau į šiaurę, nei įprastai istoriškai. Atsakydamas, Iranas pareiškė, kad paliaubos apima ir Libano frontą, su kuo sutiko ir Pakistanas. Kodėl dėl šio pagrindinio klausimo turėtų kilti nesutarimas dėl faktų, nesu tikras. Manau, kad turėtumėte paklausti derybininkų ir dar paklausti savęs, kodėl nėra oficialaus dokumento, kuriame būtų išdėstytos susitarimo sąlygos. Tai tikrai palengvintų mums nurodyti konkretų punktą ir nustatyti, kas teisus, o kas klysta. Žiūrėkite, tai blogas ženklas, jei jūsų planuojamos derybos priklauso nuo anksčiau ginčytų paliaubų taisyklių ir dar nuo anksčiau nediskutuoto aktyvų atblokavimo. Tačiau neginčytina yra tai, kad Ground News labai padeda išlaikyti aiškų protą. Tiesiai su GN. Mano mėgstamiausia Ground News funkcija išlieka kasdienio suvestinė. Greita apžvalga apie 9 svarbes dienos naujienas, įskaitant kai kurias istorijas, apie kurias tam tikros politinės sferos dalys nepraneša. Pavyzdžiui, MQ-4C Triton dronas, kuris turėjo atlikti avarinį nusileidimą. Tai taip pat padeda man išvengti siauro požiūrio ir pastebėti tokias naujienas kaip planuojamos Velykų paliaubos Ukrainoje. Apsilankę ground.news/linesonmaps arba nuskanavę QR kodą ekrane, galite gauti net 40% nuolaidą Vantage planui ir naudotis visomis šiomis funkcijomis, bei dar daugiau. Dar kartą dėkoju Ground News už šio vaizdo įrašo rėmimą.
Jie buvo su manimi visus praėjusius metus ir bus su jumis taip pat. Bet kuriuo atveju, kaip J.D. Vansas apibūdino kaip tikrą nesusipratimą, galutinis rezultatas buvo tas, kad Iranas paskelbė sąsiaurį uždarytą, taip sunaikindamas vienintelį dalyką, kuris Jungtinėms valstijoms buvo svarbiausias. Priversti Izraelį sustoti nebus lengva dėl kelių priežasčių. Pirma, yra ilgalaikė problema, kad Benjaminas Netanyahu taps nesibaigiančių teisminių procesų objektu, jei Izraelio nuolatinė karo būsena kada nors pasibaigs. Tai sukuria tradicinį asmeninės naudos paaiškinimą karui, kuris prieštarauja mūsų pagrindiniai prielaidai, kad karas yra brangus. Antra, Izraelis mato tai kaip galimybę galutinai susidoroti su Hezbollah. Aplinkybės susiklostė palankiai. Iranas negali suteikti tiesioginės paramos. Sirija pradėjo griežčiau kovoti su šia grupe. Net Libano vyriausybė perėjo nuo diplomatinių santykių su Hezbollah prie griežtesnių veiksmų. Iš tikrųjų, tai yra ta pati derybų problema, kuri lėmė, kad derybos tarp Rusijos ir Ukrainos nepasistumėjo į priekį. Rusija, bent jau prieš kelis mėnesius, vis dar manė, kad Ukraina negali apsiginti savo fronto linijos, tačiau įgytų didesnį pajėgumą tai daryti, kai tik prasidėtų paliaubos. Kad susitarimas veiktų, dabartis jėgų balansas turi būti gana artimas tam, koks jis bus po susitarimo. Todėl, norėdamos atsverti Izraelio paskatas, Jungtinės valstijos turėtų grasinti nubausti Izraelį už Libano fronto pratesimą. Tai verta turėti omenyje, kai prasideda derybos tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Kadangi jei Baltieji rūmai mano, kad Izraelio suvaržymas yra brangi priemonė, tuomet JAV diplomatai sieks didesnių nuolaidų iš Irano. Sėkmės visiems, bandantiems išspręsti tą netvarką. Plačiau žiūrint, Irano strategija čia atrodo yra bandymas išlaukti geresnio susitarimo. Libanas yra tik viena to apraiška. Ypač svarbus klausimas čia yra tai, kaip Iranas reikalauja reparacijų iš Jungtinių valstijų. Kadangi tai niekada neįvyks, Iranas dosniai pasiūlė toliau rinkti rinkliavas vietoj tiesioginių mokėjimų. Jei tai taptų nauja norma, tai iš tiesų būtų didelė nuolaida. Mokėjimai galėtų pagrįstai siekti net 10% Irano BVP. Nesu tikras, kiek veiksminga bus ši strategija, nes ji remiasi tuo, kad Trumpo administracijai labai rūpi Hormuzas. Akivaizdu, kad Trumpas rūpinasi tanklaivių judėjimu. Tai jam yra rimta vidaus politikos problema. Irano problema yra ta, kad jis nori reparacijų iš Jungtinių valstijų. Negavęs tų reparacijų, Iranas ims rinkliavą. Tačiau Teherano tanklaivių rinkliavą moka ne Jungtinės valstijos. Ja moka Persijos įlankos valstybės, bandančios eksportuoti naftą per Hormuzą, taip iš esmės padidindamos savo gamybos sąnaudas. Dalis šių išlaidų bus perkelta vartotojams, tačiau Jungtinės valstijos sunaudoja tik apie 20% pasaulyje išgaunamos naftos. Todėl 80% vartotojams perkeltų išlaidų tenka naftos vartotojams visame likusiame pasaulyje. Savo ruožtų, ši našta yra labai neefektyvi svertų forma Jungtinėms valstijoms. Tai gali paskatinti tam tikrą lankstumą iš Baltųjų rūmų pusės, tačiau tai nebus lygų rinkliavai, būtent todėl, kad Jungtinėms valstijoms daroma žala yra mažesnė už pačią rinkliavą. Taigi, jei Iranas laikysis šio reikalavimo, nebūtų stebėtina, jei Jungtinės valstijos atmestų susitarimą. Kas bus po to, bus įdomu. Iškart kyla klausimas, ar Jungtinės valstijos, ar Iranas labiau pasinaudos 2 savaičių pertrauką. Tačiau tai yra pakankamai sudėtinga tema, kuri verta atskiro vaizdo įrašo. Taip pat kyla klausimas dėl arabų partnerių, norinčių įsitraukti į karą prieš Iraną. Iš tiesų, jie parodė ženklų, kad yra pasirengę tai padaryti. Tuo tarpu yra tikimybė, kad Jungtinės valstijos tiesiog pasitrauks iš regiono. Akivaizdu, kad tai būtų labai negarbingas Donaldo Trumpo žingsnis. Vis dėlto galima įsivaizduoti, kad kažkas panašaus gali įvykti, nes diplomatinės kalbos šiuo klausimu jau prasidėjo. Svarbiausias neatsakytas klausimas čia yra, kaip į tai reaguotų Europa. Akivaizdu, kad Trumpo veiksmai daugelį Europoje sutrikdė. Kai kurios šalys, tokios kaip Ispanija, aktyviai bandė trukdyti Jungtinėms valstijoms pasiekti pažangos Irano klausimu. Tačiau visi vieningai sutarė, kad niekas neketina patruliuoti Ormūzo sąsiauryje, kol Jungtinės valstijos vykdo karą. Jūs galite suprasti, kur tai veda. O kas, jei Jungtinės valstijos nutrauks bombardavimą, bet Iranas tęs išpuolius prieš tanklaivius?
Vakarykščiame vaizdo įraše minėjau, kad trečiųjų šalių nuomonė lemia sąsiaurio prievartos galią. Jei tokios šalys kaip Prancūzija mano, kad Iranas elgesi neracionaliai, tuomet Hormūzo uždarimas nesukelia politinio spaudimo Irano priešininkui. Priešingai, visas spaudimas tenka Teheranui. Dėl to galite matyti, kaip kai kurios Europos valstybės gali pradėti keisti savo pozicijas. Ne todėl, kad jie staiga pamilo Trumpą, o todėl, kad Iranas tapo problemų šaltiniu. Kol laukiame, kol tai įvyks, Trumpas toliau užsimena apie galimybę, kad Jungtinės valstijos gali pasitraukti. Nes jei tai juos išgąsdins ir jie suteiks kokią nors pagalbą, Trumpo administracijos požiūriu tai bus laimėjimas. Yra ir keletas mažiau akivaizdžių priežasčių, kodėl tanklaiviai vis dar gali nenorėti kirsti sąsiaurio. Viena iš jų – vidinės nesutarimai Irane. Šis susirūpinimas buvo akivaizdus nuo pirmos paliaubų valandos. Irano užsienio reikalų ministro žinutė siūlė imtis konstruktyvesnių žingsnių ateityje, tuo tarpu kariuomenė atrodė laikosi griežtesnės pozicijos dėl Hormūzo sąsiaurio suvereniteto. Dar labiau paskatindami viešas spėliones apie nesutarimus tarp jų, bepiločiai orlaiviai smogė Saudo Arabijai ir Judok sujungė. Praėjus kelioms valandoms po paliaubų įsigaliojimo, tai leidžia manyti, kad kažkas Irane bandė sužlugdyti susitarimą. Dabar įsivaizduokite save Persijos įlankoje stovinčio tanklaivio kapitono vietoje. Iranas jums davė nurodymus, kaip saugiai kirsti sąsiaurį. Laikykitės jų ir viskas bus gerai. Ar pasitikite, kad kiekvienas iranietis su raketų paleidimo įrenginiu laikosi tų sąlygų? Jei ne, tuomet galbūt norėtumėte laikyti savo tanklaivį saugesniuose vandenyse. Bus sunku per naktį pakeisti tų kapitonų nuomonę. Ugnies nutraukimas tarp Izraelio ir Hezbollah būtų pradžia. Tuomet ilgesnis laikotarpis be dronų ar balistinių raketų atakų prieš arabų valstybės taip pat padėtų. Tačiau gali prireikti visiško susitarimo, kad eismas vėl taptų normalus, nesvarbu, ar yra rinkliava ar ne. Nors Trumpas teikia pirmenybę greitoms deryboms, istoriškai nuo paliaubų iki galutinio susitarimo praeina mėnesiai. Galiausiai yra tikimybė, kad paliaubos, nors ir pusiauširdės, skatina tanklaivius laukti. Be to, būtent pusiauširdiškas susitarimo pobūdis verčia juos lėtinti tempą. Šį kartą įsivaizduokite save tanklaivių bendrovės vietoje. Vienas iš jūsų laivų įstrigo Persijos įlankoje. Apskritai, norite, kad jis praplauktų sąsiaurį, nes jame yra $100 milijonų vertės juodojo aukso, kuris jums neduoda jokios naudos, kol nepasieks pirkėjo. Tačiau kiekviena diena, kai tanklaivis nejuda, yra diena, kai jis nepaima kito krovinio. Tikriausiai iš mažiau pavojingo uosto. Įprastomis aplinkybėmis tanklaivio nuoma gali kainuoti iki $100,000 per dieną. Stovėjimas ant Ankaro 42 dienas reiškia $4,2 milijono nuostolį. Daugiau nei dvigubai tiek, kiek Iranas prašė už išplaukimą. Sujungus naftos vertę ir prarastą galimybę dėl prastovos, galima manyti, kad tanklaiviai turėtų turėti didelę motyvaciją judėti pirmyn. Ir iš tiesų atsukus laiką kelias savaitės atgal, lūkestis, kad niekas nepasikeis, paskatino daugelį įmonių sukąsti dantis ir sumokėti mokestį. Tačiau jei manote, kad susitarimas jau visai čia pat, tikras susitarimas, o ne pusiau rimtas ar toks, kuris reikalauja mokesčio, tuomet geriau dar šiek tiek palaukti. Dalis tokio mąstymo gali būti susijusi su saugumo klausimu, apie kurį ką tik kalbėjome. Kita dalis gali būti ta, kad laivybos bendrovės netiki, jog Iranas galėtų toliau taikyti rinkliavas, jei Jungtinės valstijos nepradės iš naujo bombardavimo kampanijos. Supratus tai, Iranas visiškai atvertų sąsiaurį, kaip reikalauja paliaubos, todėl nereikėtų mokėti $2 milijonų. Tai padėtų paaiškinti keistą pastebėjimą apie tanklaivių srautus. Daugiau jų juda prieš pat paliaubas, nei iškart po jų. Tie, kurie išvyko iš Persijos įlankos prieš pat paliaubas, klaidingai manė, kad konfliktas tęsis dar kelias savaites. Galbūt tie, kurie išvyksta dabar, abejoja, ar paliaubos truks ilgai, todėl nori pasinaudoti šiek tiek saugesnėmis sąlygomis, kol jos dar galioja. Tačiau likusieji laukia, kol atsiras geresnės perspektyvos. Ir jei jie čia suklydo pasirinkdami, galbūt galiausiai teks sukąsti dantis ir sumokėti rinkliavą. Taigi, kokias pagrindinės išvadas galime padaryti šiandien? Kad ir koks būtų tikslus sąsiaurio techninis statusas, tranzitų skaičius nedžiugina. Akivaizdė problema yra išplėsti Izraelio smūgiai Libane ir Irano požiūris, kad ten besitęsiantis konfliktas pažeidžia paliaubas.
Tai yra dalis platesnio Irano noro išsiderėti geresnę sutartį su Jungtinėmis valstijomis. Mažiau akivaizdi rizika yra ta, kad tanklaiviai gali susidurti su vidiniais Irano veikėjais, bandančiais sužlugdyti dėrybas. Ir keiščiausiai iš visko, paliaubų sukurta viltis galėjo paskatinti kai kurių tanklaivių operatorius dar palaukti, kol susiklostys dar palankesnės aplinkybės. Dar kartą dėkoju Ground News už šio dienos vaizdo įrašo rėmimą. Eikite į ground.news, pasvirasis brūkšnys Lines on Maps, arba nuskaitykite QR kodą savo ekrane ir gaukite net 40% nuolaidą Vantage planui. Tuo tarpu galite toliau žiūrėti vaizdo įrašus su daugiau turinio apie Irano karą. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, paspauskite patinka, pasidalinkite ir prenumeruokite. Ir pasimatysime kitą kartą. Saugokitės!